Sveiki, su jumis ir vėl laida Makaliaus kelionės. Šiandien leisimės jau į trečiąją mūsų išvyką. Kaip ir visada, pačios pigiausios kelionės prasideda iš Kauno oro uosto. Todėl šiandien mes iš Kauno skrisime į Suomijos miestelį Tamperę ir įrodysim, kad ten tikrai yra ką veikti. Kaip jau ir tapo įprasta, dabar žingsniuosime bagažo patikros punkto link. O kad jums nekiltų jokių problemų keliaujant, siūlome pasižiūrėti, kaip talpiai susipakuoti savo bagažą. Kadangi keliaujame tik savaitgaliui, tik 3 dienom, todėl daugybės daiktų mums neprireiks. Užteks rankinio bagažo ir kelių daiktų. Tam, kad nereikėtų po miestą vaikščioti su didelė rankinė, aš pasiėmiau šią mažytę. Užsegu ir sudedu į savo didelę rankinę. Lėktuvo bilietai. Viskas, kelioniai pasirašiau. Kai visi daiktai vietose, metas pajudėti daiktų patikros skyriaus link. Visų pirma, pasisveriame savo bagažą. Skrendant pigiamis avialinijomis, rankinis bagažas negali viršyti 10 kg. Ir tai turi būti tik vienas bagažo vienetas, pavyzdžiui, viena kuprinė ar vienas krepšys. Jokių papildomų rankinukų ar fotoaparato dėklo ant peties. Patikroje parodę savo bagažą bei susirinkę viską atgal į kišenes, einame link eilės, kur laukiame įlaipinimo į lėktuvą. Paskutinis pasų patikrinimas ir mes jau skrodžiame orą virš Baltijos jūros bei Suomijos ežerų. Vos per 1 valandą atsidūrėme Tamperėje. Pats pigiausias būdas iš oro uosto nusigauti iki miesto centro yra važiuoti ekspres autobusu, kuris kainuoja 6 eurus į vieną pusę. Vos per 20 minučių atsidūrėme Tamperės miesto centre. Dabar vykdysime savo viešbučio paieškas. Jį susiradome beje labai pigiai, vos už 30 eurų nakčiai. Labai įdomu pasižiūrėti, koks bus tas viešbutis. Pažiūrėsim, ta lenta kažkokia. Labai paslaugos gerokai alkoholio pavartojusios moteriškės mums angliškai paaiškino, kaip nusigauti iki mūsų viešbučio, kuris yra vos už 300 metrų nuo stoties. Labai gerą vieną patarimą perskaičiau internete. Nesidrovėti net ir pagyvenusių žmonių anglų kalba klausti, kaip susirasti vieną ar kitą lankytiną objektą Tamperėje ar bet kur kitur Suomijoje. Dėl to, kad čia anglų kalba, kaip supratau, yra privaloma ir kiekvienas ją laisvai paaiškins, kaip nusigauti iki ten, kur mums reikia. Suradę viešbutį nustebome, kad jis tokio aukšto lygio. Tiesa, turiu paminėti, jog už tokią sumą kambarius gavome tik specialaus pasiūlymo dėka. Mano patarimas – stebėkite viešbučių pasiūlymus internete. Tai kaip loterija. Ką tik įsikūrėme savo viešbutyje. Jis nustebino savo prabangą ir kaip už 30 eurų. Žinokit, mes gavom nuostabius apartamentus kiekvienas, tiek aš, tiek operatorius. Dabar jūs turbūt nustebsit, bet mes galime išeiti truputėlį lauką ir aš jums pasakysiu tokį dalyką. Be 15-12 nakties ir yra absoliučiai šviesu. Tai yra baltosios naktys Suomijoje. Taigi vidury nakties, nors visiškai neatrodo, kad taip yra, einame pasižvalgyti po miestą. Prie pat mūsų viešbučio, kuris yra man už nugaros, yra išsidėsčiusi be nepopuliariausia jaunimo vieta susibūrimams. Čia atėjome pasėdėti ir mes. Ta savaitgalį Tamperėje vyko Sauna Open Air sunkiosios muzikos festivalis. Beje, besėdint parke, kaip mat susiradome naujų draugių. How do you spell that in your language? Lithuania? Lietuva.
Lietuva. Jos sako lygiai taip pat kaip ir mes, Lietuva. Labas rytas. Išaušo antroji mūsų kelionės po Tamperę diena. Rytas, kaip mačiau, nuostabus, tačiau liko 20 minučių iki pusryčių pabaigos. Todėl kuo skubiau, lekiam tą ir padaryti. Šį nuostabų šeštadienio rytą, papusryčiavę, važiuojam į Sarkanėmį atrakcionų parką. Sako, kad ten yra įspūdingi atrakcionai ir diena kaip mat prabėgs. Bilietas iš miesto centro autobusu numeris 16 iki Sarkanėmį atrakcionų parko, kuris yra vos už 2 km nuo miesto centro, kainuoja 2,5 euro. Atrakcionai šiame parke veikia nuo 12 valandos dienos. Tam, kad išvengtumėte eilių prie įėjimo, siūlome ateiti šiek tiek anksčiau. Bilietas į šį parką kainuoja 34 eurus. Jūs gaunate šią apyrankę ir visur galite keliauti nemokamai. Iki 12 valandos šitas parkas yra privatus. Kažkas jį visuomet užsisako ir šeimos su vaikais čia ateina ir mėgaujasi savo nuostabiais atrakcionais be eilių, o mes turėsim kentėti eilėse. Bekepinant vidudienio saulutei, mes besistumdydami eilėje šiaip netaip patekome į tikrą svajonių kraštą. Akis raibo nuo supinių įvairovės, nuo spalvingų vaikų karuselių iki beprotiškų amerikietiškų kalnelių. Norėjosi išbandyti viską. Teko stovėti eilėse. Šiaip žiauriai džiugiuos, kad nerealus oras čia. Prie pat ežero esam kažkokio. Ir galva svaigsta nuo tų atrakcionų gausos. Aišku, truputėlį nepatinka, kad eilės tokios nemažos. Gal dėl to, kad metalo festivalis, tai pilna metalistų, visi nori ant tų atrakcionų. Visi pageringi žiūriu čia. Dabar laukiam eilėje ant šito atrakciono. Man labai patinka čia. Kartu su operatoriumi sėdame išbandyti pirmąjį atrakcioną. Džiugu, kad nepersistengėme su pusryčiais viešbutyje. Antraip, ką gali žinoti? Eisim dabar į atrakcioną pavadinimu Uraganas. Pažiūrėsim, čia tikras uraganas ar ne. Jeigu nepatiks, tada eisim ant paties baisiausių šiame parke. Ir mes išbandėme uraganą. Jis mus kėlė aukštyn ir metė žemyn. Vėl kėlė ir metė. Po to besigrožėdami pedantiškai sutvarkyto parko kampeliais patraukėme ieškoti tikrų adrenalino iššūkių. Ir ko tik žmonės nesukonstruos tam, kad priverstų save klykti, vis retoriškai paklausdavo operatorius ir mes kartu lipom iš vienos karuselės į kitą. Galiausiai nusprendėme atsigaivinti šaltais gėrimais ir išbandyti rimčiausią parko atrakcioną. Bet apie tai po reklamos. Buvo graži diena Suomijoje. Grojo senovinis muzikos aparatas, vaikai suposi karuselėse, o mes nusprendėme nufilmuoti įspūdingiausią parko atrakcioną.
Po šitų linksmųjų kalnelių galvoj man dabar žvaigždutės, o kelnės pilnos baimės. Turbūt lėksiu į kokį nors tą. Ir nulėkėme į tą, aną ir dar kitą, kol žavi šviesiaplaukė mums parodė, jog čia yra ir daugiau pramogų. Šitame Sarkanjami parke yra ne tik atrakcionų, bet ir įvairių kitų pramogų. Pavyzdžiui, viena iš jų yra akvariumas. Kai kurias iš šių žuvų Lietuvoje augina akvariumuose žmonės. Tik aišku, skiriasi šiek tiek jų dydžiai. Kasgi čia? Taip, tai delfinai. Už tuos pačius 34 eurus jūs esate mielai kviečiami pasigrožėti šių jūrų žinduolių pasirodymais. Argi jie nešaunūs? Ar pamenat Paršiuko Čiuko nuotykis? Jis taip pat apsigyveno Suomijoje. Einam į zoologijos sodą. Buvom akvariume, buvom delfinariume, o dabar dar ir į zoologijos sodą patekom. Grįžus iš atrakcionų parko, operatorius pastebėjo, jog nebeturi švarių kojinių. Viešbučių skalbykloje išskalbti porą kojinių kainavo 2,5 euro, tačiau patyrusio keliautojo įgūdžiai parodė, jog išsiskalbti ir išsidžiovinti kojines galima vos per 5 minutes. Pažiūrėkite, kaip tai daroma. Įdomiausia, kaip kojines galima išsidžiovinti plaukų džiovintuvu. Tai reikia jas ant jo užmauti ir jau galima eiti. Antrosios dienos vakaras Tamperėje. Prieš kelias valandas grįžom iš Sarkanjami atrakcionų parko ir pasijutau labai pavargęs, dėl to, kad ten išvarčiau visas savo žarnas į visas puses. Todėl nusprendžiau pasilsėti savo viešbutyje ir pasimėgauti jo teikiamais malonumais. Dabar, šiandien, šiame mieste Tamperėje yra festivalio Sauna Open Air uždarimas, todėl gatvėse yra gausybė suomių, kurie sėdi ant pievučių, kaip matau. Ir operatorius buvo išvykęs trumpam, tuo metu, kol ilsėjausi, užfiksuoti labai gerų vaizdų, kaip suomiai linksminasi. O visos suomių linksmybės prasideda supermarketuose, kurie perka alų arba sidrą. Stipresni gėrimai parduodami specializuotose parduotuvėse, kuriuose labai ribotas darbo laikas. Tarp kitko, pigiausia sidros skardinė kainuoja 2,42 €. Judant festivalio teritorijos link, daugėjo ir sunkiosios muzikos gerbėjų, kurie paklausyti Ozzy Osbourno, Judas Priest ar Halloween sutraukė ne tik iš visos Suomijos, bet ir aplinkinių šalių, net Maskvos. Deja, ne visiems bilietas į festivalį buvo įkandamas. Nemažai suomių muzikos klausėsi įsitaisę gretimuose parkuose bei festivalio prieigose. Garso buvo daug, labai daug, ir jo užteko visiems. Beje, suomiai yra labai draugiška tauta, o ypač merginos. Operatoriui pasisekė užmegzti ne vieną pažintį per vieną vakarą. Gal dėl to, jog yra šiauriečiai, o gal dėl kitų priežasčių, suomiai geria. Geria visi ir daug. Savęs neapriboja įstatymais draudžiančiais vartoti alkoholį viešose vietose, čia jie kartais lieka ir nakvoti. Na ką, trečios dienos rytas, dabar einam pusryčiaut, o vėliau prieš pat skrydį apžiūrėsim Tamperės grožybės. Gausų švediško stalo pusryčiai yra galimybė sutaupyti pasisotinus visai dienai.
O štai nacionalinis suomių patiekalas – kraujiniai vėdarai, kurių paragauti išdrįso tik operatorius. Mintis, kad valgo kraują, jam nelabai patiko. Išėję į miestą sutikome gidą, kuris kiekvieną sekmadienį 12 val. Dienos nemokamai veda ekskursijas. But this city was a big industrial city, and as a result there were many workers and many people who were politically active. One of the most famous of those is Lenin, and we do have a Lenin museum. Šis pastatas yra pirmasis Europos šalyse, kur buvo įžiebta elektros lemputė. Tai buvo padaryta 1882 metais ir tai buvo Tamperėje. Esame prie įėjimo į Šnipų muziejų. Tai yra vienas populiariausių lankytinų objektų Tamperės mieste. Daugybė lietuvių jau čia yra apsilankiusių, todėl atėjome ir mes čia. Įėjimas į šį muziejų kainuoja 8 eurus. Studentai moka tik 6. Už 5 eurus taip pat jūs galite atlikti ir agento testą. Už tai jūs gausite diplomą. Muziejų skaičiumi Tamperė nesiskundžia. Čia yra darbo muziejus ir jis yra nemokamas. 2 valandą šiame skvere prasidės ananasų vakarėlis. Mes net neįsivaizduojame, kas čia yra, kas čia bus. Galbūt 2 valandą čia užsuksim ir pasižiūrėsim. Čia yra meno mokykla ir kiekvieną vasarą šioje gatvėje vyksta vis skirtingos parodos. Galim pasižiūrėti, kaip jos atrodo dabar. Šis namas, kuris yra už manęs, puikiai išsiskiria iš kitų, todėl, kad yra ne suomiškas, o švediškojo stiliaus. Anksčiau tai buvo darbuotojų bažnyčia, dabar tai yra vaikų katedra. Vasara yra puikus metas apsilankyti Tamperėje. Šiandien matėme jau 2 koncertus. Tai yra 2. Einam į meno centrą. Čia yra eksponuojami studentų darbai iš įvairių Tamperės meno mokyklų. Kiekvieno žmogaus teisė, be jokių leidimų ir be jokių mokesčių Suomijoje yra, kad jis gali stovyklauti, žvejoti, rinkti grybus ir rinkti uogas. Yra gana įdomi istorija su šiukšliadėžėmis Tamperėje. Vienas garsus menininkas, kurio meno galerija yra štai čia, padarė su šiukšliadėže tokį įdomų meno kūrinį. Ir dabar Tamperės gyventojai ėmė kopijuoti šį menininką ir kiekvieną savo rajoną išpuošia. Vaikščioti po miestą velniškai karšta, todėl sustojame šiek tiek atsigaivinti. Ką tik pastebėjome vieną įdomų dalyką. Gatvės Tamperėje yra rašomos 2 kalbomis. Viena yra suomių, o kita švedų. Lygiai taip pat, kaip pas mus nori padaryti Lietuvoje, rašyti lietuviškus ir lenkiškus pavadinimus. Tamperė – tai miestas pilnas keistenybių, senų automobilių ir tuo labai mielas. Mūsų laikas Tamperėje ateina į pabaigą, jau laukiam autobuso, kuris nuveš mus iki oro uosto. Ir mūsų vietinis paslaugusis gidas Markus parekomendavo mums parsivežti suvenyrų iš Suomijos. Ir kad tai nebūtų banalybė, nusprendėm, kad įsigysim vėlgi maisto produktų. Tai jau tapo tradicija. Todėl vietinis gidas mums parekomendavo įsigyti suomiškos duonos ir populiarių Suomijoje saldainių.
Autobusu 6 eurus atvykome į Tamperės oro uostą. Regis mūsų 3 dienų kelionė po Tamperę jau baigėsi. Netrukus pereisime registracijos punktą, lipsime į lėktuvą ir grįžime į Lietuvą. Grįžę į Kauno oro uostą pabandysime susiskaičiuoti visas šios kelionės išlaidas. Ką tik nusileidome Kauno oro uoste. Tai reiškia, kad mūsų 3. kelionė jau atėjo į pabaigą. Todėl metas suskaičiuoti kelionės išlaidas. Transportas kartu su avia bilietais ir miesto autobusu mums kainavo 37 eurus. Maistui kartu su gėrimais išleidome 20 eurų, pramogoms atrakcionų parke 34 eurus, o nakvynė mums atsiėjo 60 eurų asmeniui. Taigi, dėja, į 150 eurų mes nesutilpome, tačiau išleidome 154 eurus ir esame labai laimingi, kad praleidome tokį nuostabų savaitgalį. Ačiū, kad šios kelionės metu buvote kartu su mumis ir stebėjote visus mūsų įspūdžius. Susimatysime kitą sekmadienį tuo pačiu laiku ir leisimės į dar vieną pigią kelionę ir mokysimės itin taupiai keliauti. Iki!